tai, kad gyvenimas yra kupinas galimybių, didžiulis potencialas tobulėti, augti, keistis, kažką naujo padaryti, tiek keičiant mąstymą, tiek keičiant savo bendravimą, tiek keičiant savo kasdienius veiksmus. Nuolat kiekvieną akimirką mes iš tikrųjų turim begalę galimybių, ką galim padaryti geriau. Ir čia yra ta viena medalio pusė gyvenime, kuri yra labai nuostabi, dėl kurios norisi gyventi. Tai, kas įkvepia, nes yra perspektyva. Tarsi yra begalinis galimybių laukas, kuris priklauso nuo mūsų pastangų. Ir visada galim padaryti bet kokiam gyvenimo etape kažką tai truputį geriau, kažkiek daugiau pasistengti ir kažkiek daugiau sukurti energijos, kad judėt link tobulėjimo, kad judėt link gausos, kad judėt link geresnės savęs versijos. Tai yra viena iš priežasčių. Ir kita medalio pusė susidaro iš dviejų dalių. Pirma dalis yra tai, kad gyvenime viskas kinta ir keičiasi, kas sukuria sąlygas tam mūsų potencialo, apie kurį mes kalbėjom. Gyvenimas keičiasi ir mes turim galimybių. Jeigu gyvenimas nesikeistų, nekistų, mes galimybių tobulėti neturėtume, visas jas prarastume, viskas būtų tiesiog taip, kaip yra. Tai toks yra pasaulis, toks yra dėsnis šiam pasaulyje. Ir kita pusė yra ta, kad pokyčiai ne visi atneša laimę. Ir čia taip pat galima pasižiūrėti daugiau kategorijų. Būna kartais gyvenimas pasikeičia ne taip, kaip norėtume, bet praeina kažkiek laiko ir po to mes džiaugiamės, kad tai nutiko. Mes niekad nežinom. Lygiai taip pat kaip ir gražus dalykai nutinka mūsų gyvenime, praeina kiek laiko ir po to galvom, galėjo taip nenutikti, galėjo to nebūti. Nors tuo momentu mes labai džiaugiamės. Labai nenuspėjamas gyvenimas. Ir tai apjungia būtent laikinumo dėsnį. Tai, kad laikina yra didelis džiaugsmas, didelė laimė, nes yra galimybė pabaigti blogą etapą, galbūt gyvenime kažką nuveikti geriau, nei kad veikiam dabar. Bet taip pat tas dėsnis lemia tai, kad mes nuolat prarandam tai, kas mums patinka, kad kažkas pasikeičia taip, kaip mes nenorim. Ir tai kelia įtampą. Ir tai yra gyvenimas ir su tuo yra viskas gerai. Dėl to antroji dalis laikinumo, apie ką norėjau dar papasakoti, tai yra, kad gyvenime mes susiduriam su pakankamai daug įtampos, pakankamai daug kančios. Ir meditacijos praktika gali būti vienas iš tų įrankių. Ne vienintelis, bet vienas. Ir meditacijos technikų yra be galo daug. Tai, ką mes dabar pabandėm, yra tik tai keli procentai iš 1000%. Kiek yra meditacijos technikų, filosofijos įvairiausių krypčių ir kiek naudos gali suteikti meditacija. Nes kitu atveju, jeigu mes neturim įrankių, kaip tvarkyti su stresu, kuris nuolat kyla dėl to, kad kažkas vyksta ne taip, kaip mes norėtume, tai dėl to dažnai mes galim perdegti, dažnai mes galim pradėti sirgti, dažnai gali būti tai, kad mūsų energija pradeda sekti ir mes tiesiog nieko nebenorim daryti, padarom tik tai, kas būtina. Ir atidžiau tai pasižiūrėjus galim pamatyti, kad pirminė priežastis ligų, mūsų gyvenimo būdo, mūsų pasirinkimų dažniausiai yra emocijos. Emocijas, kurias mes patiriam. Ir kai mes, sakykime, galim skirti emocijas, kurios mums padeda, galim pasirūpinti sunkiom emocijom, kurios taip pat galbūt padeda, bet jos yra nemalonios ir galbūt reikėtų kitokio požiūrio į jas arba jom kitaip pasirūpinti, nei rūpinomės iki šiol, kad jos nekeltų ligų, kad jos galbūt neišsekintų fiziškai, emociškai ar bet kaip kitaip. Tai gyvenimo tokia dalis yra ir tai yra taip pat gera gyvenimo dalis, nes labai geras posakis yra tai, kad, pavyzdžiui, kai mes mokomės įvairių saviugdos praktikų, tobulėjam ir dažnai būna po tokių vakarų, po stovyklų arba po kokių retritų ilgesnių, atrodo, kad labai daug supratom ir jaučiamės puikiai, bet grįžtam į kasdienį gyvenimą, į tą gyvenimą, kur visi tie principai pilnai veikia ir tada būna, kad mes nesam patenkinti tuo, ką matom ir tiesiog vėl įsitraukiam į kasdienės emocijas, jeigu tai būtų galima pavadinti, tiesiog rutina grįžta, nepasitenkinimas kartais gal net dar labiau sustiprėja, nes mes pamatom galbūt, kaip galima jaustis, koks gyvenimas gali būti, bet to nėra, mes to negalim pamatyti, to negalim sukurti ir tada kyla tik dar daugiau įtampos. Todėl labai svarbi yra įžvalga į meditaciją.
Ir kalbant ne tik apie emocijas, bet ir apie priežastis, dėl ko kyla tos emocijos. Ir čia mes jau einam arčiau mūsų temos. Dėl ko mes dabar jaučiamės būtent taip, kaip dabar jaučiamės. Dėl ko mūsų gyvenime yra visa tai, kas yra, kokios yra viso to priežastis. Tai neatsirado šiaip savo, visam tam yra priežastis. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Ir ypatingai mūsų emocinės reakcijos, ypatingai mūsų įpročiai, mūsų elgesio įpročiai, mąstymo įpročiai susiformuoja per įvairiausias gyvenimo situacijas. Pavyzdžiui, kad geriau suprast, kaip veikia karma, nes karma yra įpročiai, būtų galima tai pavadinti. Įprotis, kuris kuria veiksmą, dėl kurio mes esam linkę mąstyti visi skirtingai, elgtis skirtingai, turim skirtingus įpročius, skirtingus pomėgius. Tam yra priežastis. Ir pirmoji priežastis yra tai, kad mes esam gyvi ir turim kūną. Ir mes per kūno jutimus patiriam be galo daug pojūčių įvairiausių. Ir ne tik per kūno jutimus, bet patiriam ir savo protę. Tai yra įvairūs jausmai, įvairios emocijos. Ir tada, kai mes patiriam bet kokį jausmą, bet kokį pojūtį, natūraliai gali kilti prisirišimas, jeigu tai yra malonu, sakykime, jeigu ką nors skaniai suvalgiam ir kitą kartą būna, kad mes jau norim pakartoti. Arba, pavyzdžiui, jeigu nebuvot Kirtane, ateisit į Kirtaną, patiks ir jau galvosit, kur čia dar. Pradėsit googlinti. Kirtanas Kaune, Kirtanas Vilniuje. Arba jeigu nepatiks, tai tada, kai pamatysit, kad bus Kirtanas, galvosit, kad nenoriu aš ten eisiu, nes man nepatinka. Tai taip su bet kokiom patirtim, su garsais, kvapais, su visom patirtim. Ir su mūsų emocijom, ir su mintim, su viskuo. Taip kuriasi karma, kitaip vadinami įpročiai, prisirišimai. Ir prisirišimai gali būti prie daiktų, prie žmonių, prie savo nuomonės, prie įvairiausių tai objektų. Ir taip pat gali kilti nepasitenkinimas, apie kurį jau kalbėjau, kai mes nenorim to, ko mes nenorim. Ir dažnai taip pat būna taip, kad būna patirtis, mums atrodo, kad nelabai patinka, arba tiesiog mes negalim įvardinti, ar mums patiko ar nepatiko, bet po to, jeigu pabandom antrą kartą, būna, kad labai patinka. Arba kad užtikrinti esam, kad viskas jau daugiau, trečią kartą tikrai neįsiu. Jau dabar įsitikinau. Tai yra karma, taip kuriasi mūsų įpročiai. Ir čia yra mūsų valgymo įpročiai, mūsų laisvalaikio įpročiai, mąstymo įpročiai ir visa kita. Ir dažnai tie įpročiai kuria emocinę būseną. Daugiau linkstam dėl to emocinę būseną, kuri sąlygoja mūsų sveikatą, mūsų miego kokybę, mūsų sveikatą, mūsų kūrybiškumą, motyvaciją, entuziazmą. Ir čia mes jau galime išskirti, kas yra pozityvi energija ir kas yra negatyvi energija. Kas veda link tobulėjimo, kas veda link destrukcijos. Destrukcijos yra tai, kai žmogus dėl savo mąstymo, dėl emocinės būsenos, dėl įvairiausių tai žalingų įpročių pradeda sirgti, pradeda prarasti energiją, sutrinka miegas, nusilpsta imunitetas, praranda entuziazmą, kūrybiškumą ir tiesiog pradeda gyventi tarsi išgyvenimo lygmenį, siekdamas kuo daugiau malonumų čia ir dabar. Tokių paprastų, daug pastangų nereikalaujančių malonumų. Ir tada gyvenimas gali virsti tokia pilka rutina, arba gyvenimas gali visai nebetenkinti, gyvenime nebėra džiaugsmo, arba jo nėra pakankamai, negalim suprasti savęs, nejaučiam viduj pilnatvės, nejaučiam viduj ryšio su savim, nebejaučiam ryšio su kitais. Tai tą turiu omeny, kai sakau, negatyvios emocijos, kad geriau suprasti. Tai toks yra gyvenimas, iš esmės taip vyksta gyvenimas. Tokie yra pagrindiniai, būtų galima vieni iš pagrindinių emocijų principų įvardinti. Ir tęsiant toliau, kad geriau suprast, kaip veikia mantra, kaip veikia malda, mes galim atidžiau pasižiūrėti į savo būtį. Nes dažnai mantros ar maldos yra priskiriamos transcendentiniam, tantriniam meditacijom. Ir kai mes praktikuojam su mantra, dabar pakalbėkim daugiau apie mantrą, mes iš esmės dirbam su energija. Nes yra fizinis kūnas, yra energija.
gyvybinė energija būtų galima taip įvardinti, kaip džiaugsmo energija, kaip liūdesio, pykčio energija. Yra daug energijos rūšių. Ir visą tą galima apjungti kaip į tiesiog gyvybinę energiją, taip įsivaizduoti, kad labai trumpai. Ir yra mūsų protas. Tai yra mūsų protas yra ar laimingas, ar mūsų protas yra lankstus, prisitaikantis prie gyvenimo aplinkybių, išmintingas. Sakykim, kaip namie, kaip mes jaučiamės namie. Ar namie yra jauku ir gera, ar namie yra šalta, nuobodu, neįdomu, pilka. Tai taip pat ir protas, kaip mūsų namai, nes mes visada keliaujam savo protę. Kad ir kur keliautume, visur iš paskos keliauja ir mūsų protas. Ir kaip ten reikalai, kaip aš ten jaučiuosi su savim, koks yra ryšys. Ar tas ryšys yra prarastas, ar tas ryšys yra įtampą keliantis, vidinius konfliktus keliantis ir taip toliau ir panašiai. Tai kai mes mąstom, būtų galima taip įvardinti, kaip mes mąstom ir ką mes mąstom, kuria energiją, kuria mūsų veiksmus, kuria mūsų žodžius ir kuria mūsų vidinę būseną. Ir dažnai mūsų mąstymas nėra pats pozityviausias ir gražiausia energija kuriantis. Ir viena didžiausių šių laikų tiek ligų, tiek psichologinio išsekimo priežasčių yra būtent perdėtas mąstymas. Negalėjimas nurimti, nuolat norisi kažką veikti, kažką daryti, nes viduj nuolat dega tarsi troškimo ugnis, kažką reikia veikti, kažką daryti. Tiesiog atsisėst, pasėdėt, pabūt, ar per pietų pertrauką tiesiog prigult, pailsėt ar pamedituot, kad atgauti jėgas, neįdomu. Geriau kokios kavos, geriau su kažko pakalbėti, paskrolint, kažkur išeit, kažką smagaus nuveikti ir po to taip mes labai pervargstam. Ir dar iš jogos pusės norėčiau įvardinti, kaip įvardyja žmogų, kaip būtybę, iš ko susideda žmogaus būtis, kad tą geriau suprast. Tai apie ką dabar pasakau, tai yra tarsi kaip vienas pjūvis, per kurį galim pasižiūrėti į savo kūną, į savo psichiką ir kaip su visu tuo dirbti. Ir iš jogos perspektyvos yra įvardyjamas kaip fizinis kūnas, kuris susideda iš įvairiausių tai ląstelių, kurios susideda iš atomų, iš neutronų. Ir šiuolaikinis mokslas ką įrodo, kuo arčiau žiūrint per mikroskopą į ląsteles, tuo daugiau matoma ten yra erdvės ir judančios energijos. Nėra nieko šitoj visatoj, ką būtų galima užčiuopti ir kas būtų nekintančio ir kas būtų tarsi kieta ir nekintančio ir nepriklausoma nuo kito. Kad būtų viena ląstelė, yra reikalinga kita ląstelė. Arba kad ta pati ląstelė egzistuotų, yra reikalinga toj pačioj ląstelėje dar daug sudedamųjų dalių, kad ta ląstelė egzistuotų. Tai jau nėra jokia naujiena šiais laikais, apie ką jogoj kalba kelis tūkstančius metų, apie ką ir Buda kalbėjo, kai perdavė vipasanos mokymus, kaip galima tyrinėti savo kūną, iš ko susideda kūnas, būtent ta fizinė realybė, kurioje mes gyvenam. Tai yra energija. Ir šita energija iš esmės priklauso didžiąją dalim nuo maisto. Nuo energijos, kurią mes gaunam iš išorės. Vanduo, maistas, saulė. Ir taip pat mūsų fizinį kūną sąlygoja mūsų protas, mūsų mintis, mūsų emocijos, ką įvardė psichosomatika. Tai kalbant apie mantras, ką labai svarbu suprasti apie energiją, tai kad kūnas nėra atskiras nuo visumos ir kūnas taip pat yra energija, tik tai labai grubioj formoj, kaip elektromagnetinis laukas būtų galima taip įvardinti, kuris nuolat kinta ir keičiasi. Nes kaip kalbėjo apie laikinumą, kūnas kiekvieną akimirką keičiasi. Niekad nebėra toks, koks buvo praėjusią akimirką. Nuolat kinta ir keičiasi, kinta ir keičiasi. Ir tą pokytį sąlygoja išorė, sakykime, išorė. Tai yra, koks oras yra, kas vyksta aplink, koks maistas yra duodamas kūnui, kaip maitinamas yra kūnas, kiek yra miegama. Taip pat tai veikia ir iš vidaus, tarsi vidinis poveikis. Tai yra mūsų mintis, emocijos, kurios taip pat vėl apsijungia visą tai, kuria mūsų mitybos įpročius, kuria mūsų poilsio įpročius, streso valdymo įpročius, elgesį ir taip toliau ir panašiai. Tai yra mūsų kūnas, kuris yra be galo sąlygotas, laikinas ir kuris yra energija taip pat, lygiai taip pat. Ir tą energiją geriausia keičia, būtų galima taip įvardinti, maistas ir cheminės medžiagos. Pavyzdžiui, išgeriam kavos ir kūnas atsipalaiduoja, nervų sistemos veikimas pasikeičia. Arba kai suvalgom vienokio ar kitokio maisto, taip pat kūno veikla keičiasi natūraliai.
tom pačiom akimirkom. Tai yra vienas sluoksnis, iš ko susideda mūsų būtis. Antras sluoksnis yra gyvybinė energija ir tą energiją vadina prana. Pavyzdžiui, dabar labai populiarūs ir veiksmingi yra kvėpavimo pratimai. Mes giliau prasikvėpuojam ir pajaučiam iš karto viduje lengviau, protas aiškesnis, koncentracija stipresnė. Turi akivaizdų poveikį čia ir dabar. Nes mes, kai išmokstam kvėpavimo pratimų, daug jų technikų, mes išmokstam valdyti energiją arba kitaip valdyti savo nervų sistemą. Ir tą daro sportininkai, kariai ir žmonės, kurie viešai kalbėjimą praktikuoja, ar bet kas kitas, kas domisi savo emocijom. Praktiškai visose mokyklose yra kvėpavimo praktikos kaip akivaizdi mokymų dalis. Tai yra ta energija, kuri palaiko mūsų kūno gyvybę. Tai kaip sako, tiltas tarp proto ir kūno. Tai kūnas. Ir kad pereiti prie proto, mes galim pereiti per kvėpavimą. Kad, pavyzdžiui, suvaldyti savo protą, vienos lengviausių meditacijos pratybų yra per kvėpavimą. Labai lengva yra suvaldyti savo mintis, suvaldyti savo dėmesį, suvaldyti savo emocijas per kvėpavimą. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, nestebim kvėpavimo arba mūsų kvėpavimą valdo mintis arba mūsų kvėpavimą valdo kūno, sakykime, organizmo įvairiausi tai pokyčiai, tai dažniausiai tada gyvenam chaose. Nes jei kūnas pradeda sirgti, kažkas keičiasi, kvėpavimo ritmas keičiasi, iškart protas reaguoja. Prote emocija keičiasi, kvėpavimas keičiasi ir kūnas iškart taip pat reaguoja. Tai labai trumpai, tai yra energija, energijos sluoksnis ir mes jį galim su tuo sluoksniu dirbti, jį balansuoti per kvėpavimą, taip pat per fizinį aktyvumą, sakykime, joga, bet koks sportas, geras poilsis, nes kai kūnas yra atsipalaidavęs, laisvas, šita energija juda laisvai, taip pat kaip ir kraujotaka. Jeigu įtampų daug, sakykime, klubų sąnarių mobilumai yra sąnarių mobilumas prastas, raumenys kieti ir iškart žmogus psichologiškai jaučiasi palūžęs, įsitempęs, nėra jėgų, energijos, pozityvo ir tai yra akivaizdu, galim tą pastebėti, ypatingai po masažo, ar ne, kaip būna. Baigėsi masažas ir tada jaučiam, kad protas nurimsta ir viduje daug šviesiau, daug lengviau. Tai kitas sluoksnis yra tai vadinama kaip manomąją košą ir tai yra mūsų protas, mūsų mintis. Ir šitas protas susideda iš praeities. Tai, ką mes praeitie patyrėm, sužinojom, išmokom, visa tai nuolat funkcionuoja, tai tarsi kaip išgyvenimo funkcija. Ir čia mes jau einam prie mantro. Kai mūsų protas yra nestebimas, kai mes esam tiesiog veikiam automatiškai, veikia mūsų pasąmonė ir mes kažką veikiam, kažką darom, kartais mums net atrodo, kad mes žinom, ką veikiam, žinom, ką darom, bet realiai tie veiksmai ne visada būna sąmoningi, ne visada mums padeda, kartais sukuria taip pat bėdų. Ir taip pat būtent šis mąstymas labai išvargina, kai jis yra pernelyg, kai šito mąstymo yra pernelyg daug. Todėl labai svarbu yra kurti sąlygas nurimti protui, kad protas būtų ramesnis, nes tai teigiamai veikia mūsų sveikatą, kūną, emocinę būseną ir toliau, kai kalbėjom apie karmą, niekas nevyksta šiaip sau. Iškart keičiasi mūsų elgesys, keičiasi mūsų balso tonas, mūsų veiksmai ir visa kita. Ir dabar kalbant apie mantrą. Kas yra mantra? Mantros yra pakankamai daug lygmenų. Ir pirmas iš tų lygmenų, kuris yra visiems suprantamas, ką būtų galima įvardinti kaip mantrą, kai mes kartuojam tos pačius žodžius, pavyzdžiui, meilė, 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 arba aš esu laimingas ir ramus, aš esu laimingas ir ramus. Natūraliai mūsų protas ir kūnas į tai reaguoja ir jeigu mes dar įprasminam, įkraunam prasme tuos žodžius, ne šiaip kaip žirnius į sieną metam, kad tiesiog, sakykime, ten mokytojas sakė, atsisėsiu, pasakysiu. Ir vis žiūrėdamas į laikrodį, kada čia greičiau baigsis ta praktika. Ir tiesiog padaryti visą tai. Bet jeigu sakom su prasme, jaučiant, susijungiant, kas iš tikrųjų yra meilė, ką iš tikrųjų man reiškia būti laimingu. Ir pasikartojus 5-10 minučių šitos afirmacijos, mes natūraliai viduje pradedam jausti ramybę, kad kažkas viduje pasikeitė, kad kažkas viduje yra kitaip.
ir mes iš tikrųjų jaučiam ir meilės, ir laimės daugiau savo viduje. Tai tokiu būdu mes galim dirbti ir su įsitikinimais, kaip pavyzdžiui savim nepasitikim, kai trūksta drąsos, kai galbūt yra kokios priklausomybės gyvenime, o jie labai stiprus prisirišimai. Tai taip pat per mantrą galim visą tai tirpdyti, nes esate turbūt tai girdėję, kad gyvenimas yra toks, kokį mes savo įkalbam ir tai yra tiesa. Ir taip mes dirbam su savo energija. Su savo karmos energija būtų galima tai pavadinti. Nes pavyzdžiui, kai kyla galbūt nepasitikėjimas savim arba kai kyla galbūt pyktis ir mes tuo metu prisimenam, kad mes daromės tokią praktiką ir norim pokyčio. Ir tada vietoj to, kad susierzinti ir kažką galbūt kitam pasakyti ar kažkaip pasielgti netinkamai, mes viduje meilė. Ir kiekvienas objektas, kurį aš sutinku, yra tarsi mano meilės objektas, kuriam aš galiu parodyti meilę, kuris gali skatinti manyje meilę. Ir tada ta energija, kuri kyla iš praeities, sakykime, kaip prisiminimas, kaip įprotis, tai yra mūsų karminė energija, kuri kuria mūsų ateitį, kuria mūsų dabartį ir mes galim taip tiesiog neutralizuoti po biškį, praktikuodami vis daugiau ir daugiau, tiesiog nutraukti tą įprotį, ištirpdyti seną karmą, kuri yra susikūrus mūsų pasąmonės prote. Mūsų pasąmonės protas yra be galo platus. Ir iš šio pasąmonės proto, kaip iš vandens kyla burbulai nuolat, taip iš mūsų pasąmonės proto nuolat kyla mintis, prisiminimai, įpročiai. Kai susiklosto tam tikros situacijos, iškart mes linkstam vienaip ar kitaip elgtis. Iškart kyla vienokia ar kitokia nuotaika. Ir yra pakankamai daug meditacijos technikų, kai galim taip pat tai neutralizuoti. Viena yra iš stebėjimo meditacijų, kai galim tiesiog stebėti ir tuo metu nieko nedaryti. Tiesiog mokytis išbūtame ir kol tas vidinis pasipriešinimas arba ta vidinė įtampa atslūps ir tiesiog išbūt neutralioj pozicijoje neveikiant tuo metu. Arba galima tuo metu užduovinėti klausimus savo, ar man tai tikrai naudinga, ar aš to tikrai noriu. Ir tada per klausimus gali kilti įžvalga, kuri taip pat gali padėti atsisakyti to veiksmo, kurio nenorim. Arba taip pat galim kartot mantrą ir per mantrą keisti tą energiją, kuri kyla iš mūsų pasąmonės ir sąlygoja mūsų dabarties akimirką ir kuria tam tikras pasiekmes į ateitį. Tai mes daugiau ar mažiau visi žinom, ko mes gyvenime nenorim, ką norim daryti kitaip, bet visi turim tokių gyvenime situacijų, kur negalim. Kodėl negalim? Sako, karma neleidžia. Tai kad leistų, reikia mokytis dirbti su energija, kurią visų pirma mes galim pastebėti ir tada, čia ir yra tantrinės praktikos, transformuoti tą energiją. Ir tada nebelieka nieko blogo gyvenime, tada viskas yra arba gražu ir gera, kelia malonumą, arba tai yra pamokos. Kaip ir kalbėjau apie tokius susitikimus kaip čia, stovyklas ar visa kita. Tai mes pajaučiam tą pakilėjimą, pajaučiam vidinį grožį, bet po to grįžus susidūrus su nemaloniom situacijom, galim galvoti, ir vėl tas pats ir taip toliau ir panašiai. Bet iš tikrųjų, ką aš savo visada primenu, kad dabar ir prasideda mokymas realiai. Kai mes susidurėm su tom sunkiom situacijom, dabar ir prasideda mokymas, kaip aš dabar pasielgsiu. Ar taip pat, kaip esu įpratęs praeitį, ar kažkaip kitaip. Bent jau, pamenat, kalbėjau apie tą pirmą gyvenimo aspektą, kad gyvenime yra visada galimybė. Mes iškart pasikeisti visiškai negalim. Tai toj situacijai bent 1% kažkokio kitokio veiksmo, kažkokios kitokios reakcijos, bent 1%, o 99% viso kita tegul būna taip, kaip buvę. Nes kartais mes tiesiog neturim pakankamai vidinės jėgos padaryti labai didelį pokytį tose situacijose. Ir po truputį mokomės. Ir kasdien, kas savaitę patobulėjom po procentą, tai pagalvokit po metų, po 5 metų, koks būna didžiulis pokytis gyvenime. Nes saviugdos praktikos netneša pokyčio iškart. Tai yra palaipsniui besivystantis rezultatas, kaip sluoksniais tarsi. Nueina vienas sluoksnis, atsiranda kitas, trečias. Ir po truputį gyvenimo kokybė gerėja. Tai tokia yra viena iš mantrų prasmių.
jeigu kalbant apie energiją, ar ne, yra mūsų fizinė energija. Ir jeigu fizinė energija yra, pavyzdžiui, įvardinkim taip, nesubalansuota, nešvari, tai yra kūnas galbūt serga, yra didelis uždegimas, kūne organai išsibalansavę, ar kūnas tiesiog neišsimiegojęs, pavargęs, tai dažnai mūsų tai bus labai susiję ir su mūsų mąstymu. Mūsų sąmonė bus žemesniam lygmenį, taip įvardinkim. O žemesniam lygmenį tai reiškia, kad, pavyzdžiui, kai žmogus jaučia pyktį, nerimą, jis visiškai kitaip mąsto ir mato pasaulį. Tai čia nereiškia, kad tai yra blogai, tai yra gerai, nes kartais tai padeda, bet kai mes norim įžvalgos, kai norim išmintingo elgesio, tai daryti, priiminėti sprendimus, kai jaučiam nerimą, pyktį, nepasitenkinimą, yra tiesiog pavojinga, nes galim priimti neteisingus sprendimus ir po to susikurti tik dar daugiau bėdų ir kitiem dar sukurti. Tai va, tai fizinis lygmuo. Taip pat minčių lygmuo. Kartais būna mūsų mintis tiesiog yra negatyvios, sunkios, apie problemas, apie rūpesčius ir mes jų negalim atsikratyti. Ir taip pat galim būtų taip įvardinti kaip nešvari mentalinė energija arba sunki mentalinė energija. Tiesiog mintis apie rūpesčius, apie vargus arba negatyvos ir kartais nutinka taip, kad mes nieko su to negalim padaryti. Ir taip pat mūsų sąmonė būna žemesniam lygmenį. Ir kitas lygmuo tai yra mūsų emocijos. Lygiai taip pat frustracija, liūdesys, nerimas, tuštumos jausmas, nepasitenkinimo jausmas, stiprus troškimai, kažką smagesnio, įdomesnio. Vis kažkur bėgti, lėkti, kažką pirkti, kažką daryti. Bet visa tai yra, taip pat riboja mūsų sąmoningumą. Ir būtų galima tai vardinti dar kaip dvasinis lygmuo. Tik tada mes galim su juo susijungti, kai mūsų protas nurimsta. Nes dažniausiai, kai žmogus nemedituoja, jo dėmesys būna stebi išorę arba stebi savo mintis, emocijas ir yra su tuo pilnai susitapatinęs. Protas nuolat veikia. Tai tas lygmuo yra pasiekiamas, kai protas nurimsta, kai žmogus sąmoningai gali viduj susijungti su tyla, su ramybe. Ir kai mintis nurimsta. Kai prote, kai širdyje kyla ramybė, rami tyla, pilnatvės jausmas. Ir tada būna kažkas tai ateina ir mes suvokiam, pamatom, įsiklausom į savo širdį ir išgirstam. Ir tada mes žinom, tai yra kaip vadinama, dar galima vadinti kaip intuicija, nuojauta. Nes kitu atveju ten kyla nuojauta, kyla intuicija ir žmogus arba nepastebi, arba galvoja, iškart protas logika įsijungia ir iškart intuicija, nesiklausoma intuicijos balso, netikima intuicijos balsu, galvojama, kad nesąmonė arba kad tai nelogiška ir paleidžiama tiesiog tai. Tai va, tai būtų galima įvardinti kaip tą lygmenį, kuriame žmogus tiesiog paučia pilnatvę, paučia ramybę. Ir tai būtų galima įvardinti kaip meilės būsena, pilnatvės būsena, ramybės būsena, kurioje pasaulis yra matomas absoliučiai kitaip, visiškai kitaip, kurioje nelieka skirtumų tarp aš, mano, kur kiti. Ir gražiausios įžvalgos, gražiausios suvokimai kyla būtent iš šio lygmens. Todėl labai svarbu yra mums kasdien, ar bent jau kiek įmanoma dažniau, gebėti susijungti su savo viduj šiuo esančiu lygmeniu. Tai yra tie mūsų giliausi sluoksniai, kurie yra mūsų pasąmonėje, kurie yra mūsų širdyje. Ir tai yra kaip nektaras. Pavyzdžiui, žmonės būna ilgą laiką patiria įtampą, stresą ir po kvėpavimo praktikų, po meditacijų, kad ir kelias akimirkas, kad ir kelias minutės susijungia su savo viduje esančia pilnatvė, ramybė, džiaugsmu ir po to nušvinta gyvenimas. Atrodo, jis pradeda žmogus matyti jį visiškai kitaip. Vėl grįžta entuziazmas, vėl grįžta džiaugsmas. Gal keletą minučių, gal valandų, gal dienų, bet jeigu nepraktikuoja žmogus, arba kad ir praktikuoja, vis tiek mūsų prote pasikeičia mintis, pasikeičia jausmai ir vėl tarsi grįžtam į tą įprastą gyvenimą.
Bet tai yra ta gilesnė mūsų būties dalis, kuri yra kaip geriausias nektaras, kaip geriausias vaistas, kur mes galim atgauti jėgas, kur mes galim pasaulį pamatyti visai kitaip, situacijas gyvenimą pamatyti visai kitaip. Kaip pavyzdžiui, žmogus būna pyksta ilgą laiką, ar ne, ir nenori atleisti, nenori net galvoti apie tai, bet pamedituoja, pavyzdžiui, kokio kvėpavimo praktikoje, rebefinge, ir atsiveria širdis, ir noriu atleisti, noriu susitaikyti, nebenoriu pykti. Nes energija tampa, kad geriau suprast, fizinė energija susibalansuoja, mintis nurimsta, sąmonės būsena tampa pakylėta, ji šiek tiek išsiplečia ir tada ta pati situacija kyla prote ir jis ją pamato visiškai kitaip. Aš nebenoriu pykti, aš nebenoriu nešiotis to pykčio. Ir įvyksta paleidimas. Ir per akimirką pasikeičia galbūt net 10-metį trukusi situacija. Žmogus išlaisvėja. Tai, kas prieš tai kėlė pyktį, sekino, kūrė ligas, per akimirką tapo didžiulės laimės ir pilnatvės ir vidinio aiškumo priežastim. Tai yra tas lygmuo, kurio nereikia niekur ieškoti. Ir tas lygmuo yra patiriamas, kai atsipalaiduoja mūsų kūnas, kai nurimsta mintis ir kai mūsų sąmonės būsena tampa pakylėta. Tai yra mes pereinam iš troškimų lygmens, nepasitenkinimo, pykčio, nerimo lygmens į lygmenį, kur mes patiriam ramybę, pilnatvę, meilę. Ir tada yra ta būsena, kur yra kaip geriausias pasaulio, sakykime, matymo langas. Nes tada mes galim priimti geriausius sprendimus. Tiek dėl savęs, tiek ir dėl kitų. Ir taip pat, pavyzdžiui, kaip atsiranda mantros, ar ne? Mantrosgi, jeigu mes kartosim bet ką tik norim, tai neduos jokio rezultato. Arba duos labai nedaug rezultato. Tai ši praktika jau gyvuoja tūkstantmečius, kiek turbūt žmogaus atmintis prisimena. Ir tai yra labai aukštai pažengusių, sakykime taip, aukštai save realizavusių mokytojų perduotos tam tikros mantros, kurios gali kurti prasmę, apie ką aš jau kalbėjau, bet tai kitos mantros gali kurti tiesiog vibraciją ir skambesį. Kai mes kartuojam garsus, girdim tam tikrus skambesius, tam tikras vibracijas. Pavyzdžiui, kad geriau suprast, kai skamba gongai, ar ne, tai taip pat vibracija, kurią mes girdim ir nieko nereikia daryti. Mes atsigulam ir po 5-10 minučių mes pajaučiam ramybę, mūsų kūnas atsipalaiduoja, mintis nurimsta ir sąmonė išsiplečia. Akivaizdu, ar būna net nereikia saviugdos praktikų, jeigu nueiname kokio, sakykime, klasikinės muzikos instrumento koncertą, lygiai taip pat būna, kad man asmeniškai nuėjusi tokius koncertus dažniausiai taip kaip pačioj gilioj meditacijai, atrodo visas gyvenimas atsiveria ir visos situacijos pradeda eiti ir jų matymas ir jausmas visiškai būna pakylėjantis, išplečiantis to matymą, sukuriantis be galo daug džiaugsmo. Tai yra, ką daro vibracija, tiesiog garsas. Ir stipresnį poveikį garsas mūsų tiek kūnui, tiek ir emociniai būsenai, mūsų manomąją košą mūsų protui, turi vidinis garsas. Ne tas, kurį tariam garsiai, bet ką tariam mintise. Tai dažnai mes problemų gyvenime daug susikuriam dėl to, kad mes nuolat kartuojam mantrą, daugiau, neužtenka, mažai, kol kas jeigu, nenoriu, bijau. Ir tai turi poveikį stiprų. Bet pavyzdžiui, man asmeniškai pradėjus praktikuoti mantrą, nes kai pradėjau praktikuoti per mindfulness meditacijas, zen meditacijas, tai padėjo, bet didžiąją laiko dalį būdavo tai, kai stiprios emocijos, arba kai tiesiog aš pavargęs, arba bet kokiais kitais atvejais, stebėjimas nepadeda. Tiesiog emocijos paima viršų ir aš vis tiek toliau plaukiu pasroviui. Tiesiog pagal senus įpročius. Mažai pokyčių. Bet kai pradėjau praktikuoti su mantrom, tai labai papildė ir mindfulness praktiką, nes ir mindfulness yra be galo stipri. Nėra, kad viena geresnė ar blogesnė. Tai yra tai, kas susijungia ir kuria bendrai vertę.
nes kartais užtenka pastebėti ir visi tie nešvarumai protėje tiesiog ištirpsta, kaip ten pyktis, nerimas, arogancija, tingėjimas ar bet kokios kitos emocijos, kurias būtų galima įvardinti kaip nešvariomis, kaip teršalai, kurios kuria ligas, kurios neigiamai veikia mūsų elgesį, sukuria labai sunkią emocinę būseną. Ja, tai mantra. Ir važiuoju automobiliu, vaikštau, ryte pabundu, tiesiog pasikartoju mantrą. Ir mantros turi skirtingą poveikį. Yra mantros, kurios veikia per vibraciją ir kurios ta vibracija kuria tam tikrą emocinę būseną, kuria ramybę, kuria drąsą, kuria meilės jausmą, kuria savim pasitikėjimo jausmą, ar tiesiog subalansuoja nervų sistemą, nes yra mantros, kurios tiesiog balansuoja nervų sistemą ir padeda sureguliuoti nervų sistemą. Yra be galo daug mantrų, kurios turi tam tikrą vibraciją, tam tikrą prasmę ir jos gali gydyti, jos gali plėsti mūsų sąmonę, apie ką kalbėjau, kad ypatingai tai jaučiasi man asmeniškai, kai būna protas sunkus, emocinė įtampa jaučiasi. Tiesiog čia yra taip vadinama mala, kaip džapos meditacija. Pavyzdžiui, galima skaičiuoti, kiek mantrų, kaip skaičiuoklė mantrų. Ir tiesiog pasidaryti vieną ratą kokios mantros. Ir kai daugiau praktikuojam, žinom, kokia mantra trunka pusvalandį, kokia tik 2 minutės pasidaryti vieną ratą arba kokius kelis ratus. Yra, kur, pavyzdžiui, duoda mokytojai praktikas, galima duoda ten 10 000 kartų pakartot, 100 000 kartų. Ir tai, ką padaro, tai pakeičia pasąmonės energiją, tai pakeičia žmogaus mąstymą, tai pakeičia žmogaus emocinę būseną. Nes, kaip, pavyzdžiui, yra sadana, tai dvasinė praktika ir žmogus kasdien kartuoja, sakykime, po pusvalandį, valandą mantros. O jeigu dar laisvų metu taip pat praktikuoja kokias papildomas mantras, tai ką jis tada daro? Dirba su energija, dirba su savo mąstymu, dirba su savo emocinė būsena. Ir tai, jeigu tęsiasi kelias savaitės, mėnesius, įvyksta jau negrįžtamas pokytis žmogaus mąstyme, žmogaus emociniai būsenoj ir tiek sveikatoj. Nes, kaip ir kalbėjom, mūsų tiek mintis, tiek emocijos yra susijęs su sveikata. Žmogus pradeda geriau miegoti, imunitetas sustiprėja, galbūt pagyja kokios ligos, alergijos kokios baigėsi ir taip toliau ir panašiai. Tai be galo stipri praktika. Ir galima praktikuoti pasirenkant, sakykime, ar kaip Dievas gali atspindėti bet kas, ir krikščioniškas, ir jogos mokyklose. Ir tada mes dirbam, galima įvardinti taip, su savo proto pasąmonė per 3 jėgas. Dirbam per garsą, per energiją, dirbam per vizualizaciją ir dirbam taip pat per prasmę. Ir dar mes galim dirbti taip pat per kvėpavimą. Tai 4 jėgom mes tarsi kuriam vidinį pojūtį. Tai turim labai be galo daug stiprios vidinės jėgos. Pavyzdžiui, aš dažnai būna po paskaitų, po stovyklų, jaučiasi, kad būna labai daug emocinės ar įtampos, ar nuovargio, arba labai daug minčių, kūnas pavargęs. Turiu mantrų, kurias pasikartoju 10 minučių, 20. Ir visas tas sunkumas nueina. Bet tai nėra tik mantros, taip pat tai yra ir, sakykime, galbūt karšta vonia, pasivaikščiojimas, atitinkamas maistas, kad neužkrautų organizmo, neapsunkinti. Jis taip pavargęs ir dar prikišti kokio sunkaus maisto, kad, sakykime, ir tada miegas išsibalansuoja ir energijos yra mažiau, iškart nuotaika sunkesnė. Tai kaip mes galim dirbti su savo pasąmonė, su savo tais įsitikinimais, apie kurias kalbėjau, kurių mes nenorim. Kaip kurt pokytį. Tai čia daugiau iš tokios dvasinės pusės, iš jogos perspektyvos, kaip mes dirbam su savim. Ir praktika gali būti, pavyzdžiui, kaip ir kirtano, išties fantastiška.